Sveiki visi. Štai palūžo mano mopedas Ing Ing ir sugedo kickstarteris. Ir dabar mes jį ardysime ir bandysime atstatyti taip, kaip buvo. Be to užsisakiau, štai atėjo naujas siuntinys akumuliatorius. Įdėsim akumuliatorių naują ir bandysim pastatyti ir rikiuoti, kaip sakom. Taip pat gero žiūrėjimo. Praėjo keletas dienų, toliau kariausime su mopedu Ing Ing. Parėjo iš paštomato siunta. Čia bus tarpinis fiksacinis žiedas. Nu ir mėginsim toliau surinkinėti kickstarterį. Preliminariai surinkau kickstarterį, uždėjom pabandymo, lyg ir viskas veikia. Esmė buvo, kad buvo įsiplakęs, netgi sulūžęs šitas fiksacinis žiedas ir nauja šaiba šiek tiek duoda savo pliusų. Taip kad kaip ir atrodo viskas veiks, tik dabar reikia privirinti kojelę. Nes čia jau buvo virinta ir viskas suknista. Virinsiu neuždėjęs ant mopedo, kad ten kitos dalys neperkaistų. Taip kad pirmin. Na štai remonto pabaiga. Esmė buvo fiksacinėme žiede, kuris davė tam tikrą laisvumą ir kickstarterio pusmėnulis nebe taip sukdavosi kaip reikia. Ir kaip matote, naujas akumuliatorius irgi davė savo pliusą. Dabar užsiveda ir nuo kickstarterio, ir nuo akumuliatoriaus. Taip kad remonto pabaiga. Visiems dėkuoju už dėmesį, viso gero.